nušvilto, žiedai rasos lašelės nusakstyti. Kas atsakys? Norėčiau atidaryti šias duris ir tikrai pradėti šios dienos mūsų renginį. Na, tikiuosi, tikrai jums turėtų patikti šis istorinis pastatas, nes jis yra tikrasis Lietuvos banko būtent pastatas, pastatytas Centriniam bankui. Mielai mes, aš ir komanda būtent aprodysim įspūdingą istorinį pastatą. Mielai jūs palydėsim į saugyklas. Šiaip, kaip visi žinom, kad banko pastatas pats baigtas statyti 1928 metų pabaigoje. Ir nuo to laikmečio iki šių dienų pastatas nebuvo naudojamas jokiom kitokiom reikmėm. Čia visą laiką vyko bankinės operacijos, visą laiką buvo bankas. Pačiupinėti popierius, neligumus jauti, tas specifinis žiugždesys. Čia prasidėjo mūsų centrinės bankininkystės visa istorija. Nes vis tik tais tuo metu, jeigu mes pasižiūrėsime į tarpukario Lietuvą, kaip jūs žinote, Vilnius buvo okupuotas Lenkijos, todėl visos institucijos kūrėsi Kaune. Valstybės institucijos, tame tarpe ir Centrinis Respublikos bankas. Čia visą laiką buvo bankas ir daugelis netgi žmonių susiduriu, kad net nesitikė, kad čia kartu kaip ir toks muziejus yra kartu, kur galima pavaikščioti ir kažką pamatyti. Ir kitą kartą būna grupė, žmonės tikrai kauniečiai, ilgą laiką gyvena Kaune ir sakom, mes kiek kartų praeinam ir tai troleibusu, ar tai pro pastatą ir net nesitikėjom, kad čia toks grožis. Visiems didelį susidomėjimą kelia 3. aukšte buvęs įrengtas premjerministro Augustino Voldemaro butas. Su jame išlikusiais autentiškais paveikslais, baldais, veidrodžiais, sietynais. Domisi žmonės viskuo, tai visų pirma ir architektūra šio pastato, ir ta prabanga, ir visa Lietuvos banko istorija, ir žinoma ministro pirmininko Augustino Voldemaro kaip asmenybė. Ir ta visa tarpukario istorija tikrai labai įdomi ir būna labai nustebę to grožiu, tą prabangą šio pastato. Saugyklos. Iš tikrųjų, pirmą kartą, kai aš jas pamačiau, tas būtent senasias tarpukario Lietuvos, būtent saugyklos durys man paliko didžiausią įspūdį iš tikrųjų. Ir aš visą laiką, kai būnu kituose centriniuose bankuose, sakykime, kai yra galimybė, kai yra laiko pažiūrėti jų saugyklas, visą laiką lyginu būtent mūsų saugyklos duris su būtent jomis iš tikrųjų. Ir galiu sakyti, kad tarpukarį mes gerai darėm, tvirtai darėm, gražiai darėm, stilingai darėm. Ta prasme, tikrai kokybė imponuoja. Kartą miške gyveno lapė vardu Knapė. O jos vardas toks keistas buvo todėl, kad... Na, kas dabar man padės išsisukti? Kodėl ją visi vadino Knapė? Kodėl toks keistas vardas? Aš tikiuosi Voldemaro kabineto labiausiai žiūrėti. Kaip minėjau, interjerai. Vaikams gal daugiau tokie praktiniai dalykai, kaip atpažinti pinigus, įdomu pačiupinėti visokie monetos. Pinigus žiūrėti. Aš atėjau surasti dėdės Jono Prapuolenio baldų, bet jis, kai buvo gyvas, jis pasakojo, kad jis yra kažkokius baldus padaręs ir bankui, kažkuriam tai kabinetui. Labai noriu juos surasti.